Labadiena, mėlyjeji. Šiandieną turiu labai įdomų pokalbį su man asmeniškai nerealiu žmogum, su labai protingu žmogum, kur iš tikrųjų aš jį galėčiau laikyti kaip mūsų IT apsaugos nariu, kuris gali apsaugoti mus nuo visų įsilaužėlių į mūsų socialinius tinklus ir panašiai. Šiek tiek pradėsiu nuo pradžių, kaip aš radau šį žmogų ir kaip viskas pas mane rutuliojosi. Vieną dieną ant savo Facebooko sienos aš pamačiau savo bičiulės padėką Arnui Steponkui už tai, kad jisai atstatė jos pavogtą anketą. Ir aš tada susimąsčiau, o ką aš esu padariusi, kad apsisaugot savo anketą, kad man jos nepavogtų arba nesukurtų kažkokių tai papildomų anketų, tokių kaip su mano atvaizdu, mano vardu. Nes šiais laikais tai mes turime saugotis ne tik nuo vagišių, kurie gali įsibrauti mūsų namus, bet mes turime saugotis ir nuo vagišių, kurie gali įsibrauti mūsų socialinę erdvę, prisijungti prie mūsų sąskaitų, prisijungti prie mūsų anketų. Ir apie tai yra tikrai labai dar nedaug informacijos, bet tai jau tie vadinami hakeriai dirba, rankovės atsiraitoja ir kuo toliau, tuo daugiau matau nusiskundimų žmonių pusės, kad mano anketą pavogė, mano anketą nulaužė, mano anketą sudvigubino ir taip toliau ir taip toliau. Tad pamačiusi tokią padėką, aš pati susiradau Arną Steponkų ir aš jam parašiau prašydama pagalbos apsaugoti mano anketą, mano socialinius tinklus. Na ir nuo tada prasidėjo mano kelias ir draugystė su Arnu Steponku, su kuriuo šiandieną mes pasikalbėsim. Aš manau visiems labai aktualia tema, kaip apsaugoti savo socialinius tinklus. Labas, Arnai. Labas, Sandra. Tai gal šiek tiek apie save norėtum pasakyti, kodėl, kaip tu atėjai į tą IT pasaulį ir ar tai yra tau nuo vaikystės, ar tai tiesiog natūraliai gavosi, kaip tu apskritai atėjai iki to kelio, kad tu dabar gelbėjai žmonių anketas ir tvarkai visokias, bandai iš hakerio atimti pavogtas anketas ir panašiai. Na šiaip nesu tas, kuris pradėjo grinai nuo to. Pavyzdžiui, tarkim, ten paauglystėje tikrai neplanavau užsiimti kažko panašaus, ką darau dabar. Ir dabar tai nėra kažkokia mano pagrindinė veikla iš tiesų. Tiesiog visą laiką užsiminėjau internetiniu verslu, tai darydavau YouTube'ą, tai dar kažką. Ir tiesiog taip gavosi, kad atsidūriau pakeliui tų žmonių, kurie buvo nukentėję ir jie iš tos pusės, kad jie neturėjo kur kreiptis, pabandė parašyti man. Ir aš nebuvau tas, kuris žinojo atsakymą, bet aš sakiau, galim pabandyti. Tai nuo to ir prasidėjo, kad aš esu toks, kuris kai pradeda, tai nesinori užmesti ir norisi visgi daryti iki galo. Ir yra tekę, kad, tarkim, buvo tas vienas kitas pirmi klientai, kurių paskyras sugrąžinau ten, sakykime, per labai ilgą laiką, nes nežinojau, ką daryti, ko imtis ir bandžiau ir man tai buvo visiškai nauja, aš net nežinojau, kad žmonės susiduria su tokiais dalykais, nes šiaip atrodo, Facebookas, Instagramas, tokios didelės kompanijos, kur ten uždirba milijardus ir atrodo, čia blemba, turėtų būti sprendimas jau tokiems dalykams, kad ten žmonės praranda anketas ir nežino, ką daryti, kaip jas atkurti ir panašiai. Na ir tuo metu sužinojau, kad pasirodo yra visiškai priešingai ir yra tokių spragų, kur atrodo net tokios kompanijos apie jas nežino. Arba gal žino, tiesiog jinai yra tokia didžiulė ta kompanija, kad yra tam tikrų kelių tarp žmonių, kur kažkas, reiškia, nenueina, reiškia, tas žodis apie šią klaidą kažkur toliau, ten link vadovybės, sakykime. Ir nežinau, kažkaip taip gavosi, kad pradėjau ieškoti galimybių, kaip spręsti šias bėdas ir šiokiu tokiu būdu atradau. Aišku, jis nėra lengvas ir visiems prieinamas, bet džiugu, jo galiu dabar padėti žmonėms. Ar labai daug sulauki paskutiniu metu pagalbos šauksmų, kad sudvigubino anketą, pavogė anketą, ar dar kažkokie tai momentai atsitiko, ar daug sulauki tokių? Iš tiesų, kiekvieną dieną sulaukiu žinučių dėl pavogtų paskyrų.
ir ten dėl visokių kitokių situacijų, ir ten, tarkim, dėl apsaugos tos pačios, arba ten žmonės kreipiasi dėl visokių kitų socialinių tinklų ir panašiai, kur, tarkim, aš net pats nenaudoju, tai esu toks visų galų meistras šiais klausimais jiems, bet šiaip apsistoju pagrindinę ties atkūrimu, nes yra labai daug tų klausimų, labai daug žmonių ir kadangi, kaip ir minėjau, tai nėra mano pagrindinė veikla ir aš, kai mėgstu dirbti vienas, neturiu jokių galimybių tai plėsti. Tai tiesiog, kiek spėju, tiek apsiimu, iš tiesų ne visus gaunasi, ir ne visus gaunasi, reiškia, ne visas anketas ir atkurt pavyksta faktas. Yra tokių situacijų, kai stengiasi, darai ir nepavyksta, bet, na, ką darysi, yra tokių, kur pavyksta, dėl tų džiaugiuosi ir esu laimingas, kiek galiu padėti, tiek padedu. O turi atsakymą, kodėl vieniem pavyksta, kitiem nepavyksta atkurti tas anketas? Ar tiesiog tai techniniai dalykai? Tai paprasčiausiai galbūt techniniai dalykai, pavadinkim, yra tiesiog kai kur spragos, kur gali pranešti apie tai ir galbūt yra kažkokia tai spraga, kai ta anketa gali sugrįžti. Ir kai kur yra spragos, kurios, reiškia, nu, nepraleidžia tų, sakykime, užklausų, visokių prašymų, pagalbos šauksmų. Ir yra, reiškia, tie tinklai, vieni padeda susisiekti lengviau, kiti, reiškia, draudžia. Tai pagrindinis dalykas, kur žmonės susiduria su problemom, tai yra Facebookas, tai yra Meta, pati platforma kaip Meta, tai Facebookas ir Instagramas. Aš nesu girdėjęs žmogaus, kuris skūstusi dėl Twitterio, nesu girdėjęs žmogaus, kuris skūstusi dėl LinkedIno, bet kiekvieną dieną gaunu skundų dėl Facebooko ir dėl Instagramo. Tai, sakykime, kartais būna etapais, kai būna etapas, kai Instagram'e galiu sugražinti greitą anketą, bet Facebook'e negaliu, kažkaip užsidaro, ten, sakykime, tie visi supportai, ir būna atvirkščiai, vėliau po kurio laiko apsikeičia. Instagram'e jie kažkodėl eina offline, reiškia, nebedirba, o Facebook'e jie yra lengviau pasiekimi, tai yra kartais keičiasi pagal ciklą kažkokį jie. Tai nežinau, nemoku to net paaiškinti, bet paprasčiausiai vienomis vietomis jie tenais dirba ir yra galimybių ir tų visų formų, sakykime, pildymo, kur tu gali padėti žmogui, ir kitų metų būna, kad tos formos pasikeičia, keičiasi algoritmai, eina atnaujinimai, kas keičia, reiškia, visą tą galimybę žmonėm padėti ir sumažina šansus. Aš esu girdėjus, kad kada žmogui yra atimama anketa, nu taip liaudiškai tariant, kad kreipiasi į Facebooką, rašo žinutes, bet kiek aš esu girdėjus, kad Facebookas Meta nelabai atsakinėja, nelabai padeda. O kaip tavo nuomonė, ar Facebookas Meta padeda žmonėm susigražinti savo anketas, išspręsti šias problemas, ar čia yra toksai tiesiog jūs rašykite į niekur? Na, viešai jie skelbėsi, jog padeda ir faktas, jie yra suinteresuoti padėti, ypač tiems, kurie perka reklamas ir yra jų klientai. Bet iš tiesų, kai susiduria žmonės su problema ir pradeda kapstyti to, reiškia, tą būdą, kaip su jais susisiekti, susiduria su problemom. Ten yra pas jų padaryta tam tikra sistema, kur gali susisiekti su tuo vadinamu meta supportu. Yra būdų, kai tu gali išleidęs ant kažkokią tai tam tikrą sumą pinigų ant reklamų, reiškia, tau atsidaro kažkoks būdas kontaktuoti gyvai per žinutes su supportu, yra kitas būdas, kai tu gali nusipirkti tą vadinamą Meta Verified narystę, taip pat duoda galimybę bendrauti per chatą. Ir yra dabar Meta Verified for Business, tai ten dar kitas būdas, kur jie sako, yra netgi stipresnė galimybė bendrauti su supportu, bet galiu pasakyti, jog visi šitie 3 dalykai, galbūt jų kainos skirtumai yra ten kažkiek keliais eurais skirtingi, bet jie visi veda į vieną ir tą patį supporto kanalą, nes ten yra tas grinai Meta Pro Team for Advertisers kažkas tokio, ir reiškia, kai su jais bendrauja, jie turi tam tikrą tinklą žmonių, kurie yra pastatyti, sakykime, trečiosiose šalyse, jie ten dirba pigiai ir jų interesas yra uždaryti tą bylą. Tai vieni žmonės, kurie ten dirba tame supporte, gali kažkom padėti ir ten, sakykime, tą tavo pagalbos šauksmą kažkur išsiųsti ten giliau į vadovybę ir panašiai, ten jų vadinami tie internal teams. Ir yra žmonių tų, kurie ten dirba tiesiog dėl algos ir jie vengia padėti, jie nori kuo greičiau, kuo daugiau tų pokalbių uždaryti. Jie primeluoja žmogui, kad mes ten pasirūpinsim, laukit atsakymo paštu, uždaro tą pokalbį, prašo įvertinti gerai, nes jis buvo mandagus su jumis ir panašiai. Kad atrodytų dar profesionaliau, būna paskambina,
tai tau atrodo, aš kalbuosi su jais, jam rūpi mano problema, jam rūpi mano situacija, jis tikrai stengsis ją išspręsti, nors iš tiesų to nebūna. Ir, tai va, toks va, ir dalykas, kad iš tiesų tenais yra didelė spraga ties čia, nes tie žmonės iš trečiųjų šalių, jie vengia darbo, jie nenori dirbti, jie nenori padėti, jie tiesiog nori ten greičiau atlikti savo užduotį, reiti lauk iš ten. Tai su jais ir būna tas dalykas. Ir kartais tu jos pagauni ant to, aš jau kai turės šimtais tūkstančiais tų žinučių su jais, aš jau sakau, aš matau, ką tu darai ir ką tik prieš tave kalbėjau su kitu supportu, jis irgi man tą patį darė, žinau, kad tu nieko nedarysi. Tai jie tiesiog pradeda būti grubus labai ir iš karto uždaro tą pokalbį, net nepaskambinę tau ir panašiai, prašo įvertinti, aišku, bet tiesiog tai būna tokių situacijų, bet yra šansas, kad iš vieno to, sakykime, iš vieno iš 15 bandymų tu susisieksi su kažkokiu žmogum, kuris galbūt iš ties dirba Europai arba dirba ten kažkur galbūt Amerikoje, nes yra kažkokių tokių žmonių, man yra papuolę žmogus iš Airijos, kuris iš karto įsprendė mano problemą. Aišku, tai mažas procentas, kad taip įvyks, bet yra galimybė, kad papuls. Tai net negaliu pasakyti, nėra tokio kaip bendro klausimo, ar jie yra suinteresuoti padėti, aiškės ar ne. Bet aš manau, kad atsakymas yra, kad toks kaip net nežinau kaip pasakyti, bet aš manau, kad jie šiaip tikrai yra suinteresuoti padėti, tiesiog reikia papultant tam tikro žmogaus. Tai jeigu žmogus pats pasiryžta atsistatyti savo anketą, tai patarimas būtų toks, parašius vieną žinutę, nelaukti mėnesiais, o vis rašyti, kad vis tikintis tos sėkmės paukštės, kad pataikysi ant to žmogaus, kuris kompetitingas ir jisai atliks tą savo darbą iki galo, ar ne? Tai čia galbūt toksai labiau, ar ne? Čia toksai daugiau žmonių faktorius, kad ant kokio darbuotojo pataikysi. Taip. Dabar dar man tų klausimų aš turiu prisirašiusi, tai truputėlį pakankinsiu. Ar yra kokių ženklų, kad kažkas kiša nagus prie tavo anketos? Vat pavyzdžiui, žmogus turi savo anketą, ar yra kažkokių ženklų, kad jau jeigu tokie dalykai atsiranda, tai jau kažkas tai jau lenda prie tavo anketos, Facebook anketos ar kitos socialinio tinklo anketos? Konkrečiai, kad lenda, tai, sakykime, yra tokių dalykų, kai, tarkim, galima suprasti, kad kažkas kėsinasi ją arba stengiasi paerzinti žmogų, tai, tarkim, jeigu ateina laiškai su prašymu pakeisti slaptažodį. Nes iš tiesų pakeisti slaptažodį paprašyti gali bet kas, aš galiu įvesti jūsų e-paštą, išsiųsti, prašau, pakeisti slaptažodį, pamiršau jį ir jums išsiųstą laišką. Aš galbūt nesu kažkoks super duper hackeris, tiesiog paspaudžiu mygtuką, pamiršau slaptažodį, bet jūs gaunat laišką ir jums tai kelia stresą. Tai yra tokių žmonių, kurie galbūt gali gąsdinti savo kažkokias, tai sakykime, ten aukas tokiais būdais. Bet jeigu kalbant apie hackerius, kurie jau turi tikslą pavogti anketą ir yra profesionalai, tai jie konkrečiai nėra, kad kėsintųsi į vieną konkrečią paskyrą, jie taikosi į visas iš eilės, kurios papuls ant to, sakykime, beito. Tai yra būdų, kaip suvilioti jos ir jie tą daro dabar su labai populiariu tokiu metodu. Tai jie persivadina, sakykime, susikuria Facebook puslapį, jį užsivadina kažkokiu tais meta vardu, ten tarkim Facebook for Business, meta admin, sakykime, ir yra tokių būdų. Ir jie turi šablonų žinučių, kurios siunčia iš eilės tūkstančiam žmonių. Ten nežinau, kaip ten viskas veikia, bet aš esu įstikinęs, jog tai yra automatizuota, kažkaip per draugus eina pagal to žmogus ir panašiai. Ir siunčia su nuorodom ir dideliu tekstu, kad tavo anketa yra kompromisuota arba kažkas yra negerai, prašom pasikeisti slaptažodį arba imtis veiksmų. Ir ta nuoroda yra, ir tu gauni žinutę, atrodo kaip iš Facebooko, ypač labai naivūs žmonės, jie pasikliauna tuo tekstu ir ta anketa netikra, nes atrodo, blemba, geras, kaip čia tai Facebookas man pats parašė. O ten tiesiog Facebook puslapiai, kurios tu sukur gali labai paprastai užsidėti meta nuotrauką, užsivadinti meta verified ir ten rašyti visiems iš eilės. Tai jie gavę tokią žinutę, jie atidaro tą nuorodą ir ten praranda tas anketas. Tai aš nežinau, kaip konkrečiai veikia tos, sakykime, nuorodos, bet aš įsivaizduoju, kad yra galbūt dviejų tipų. Ten viena galbūt, kur paspausi, tai tiek ir užtenka, o kita galbūt ten reikalauja įvesti tos duomenys ir tada tas hackeris, jisai gauna tos duomenys ir su jais kažką veikia. Tai tiek. O kai atsiranda, pavyzdžiui, klonuota tavo anketa su tavo nuotrauka, su tavo vardu, pavarde ir tu pamatai, kad tai yra
tu pats to nesukūrei, tiesiog kažkas tai sukūrė. Kokiu tikslu yra tai padaroma? Tam, kad paskui tavo anketą uždaryti, ar tam, kad šantažuoti tavo draugus, paskolink pinigų, ar dar kažkaip tai. Kas vyksta po to, kai yra sukūriamos kam jos kūriamos tos klonuotos anketos vadinamos? Pačiame Facebook'e, manau, tai galbūt labai priklauso nuo situacijos, galbūt koks gerbėjas įžymaus žmogaus gali susikurti ten kopiją, bandydamas ar ten suerzint, ar ten, sakykime, ten įkelti kokias tai, nežinau, nuotraukas ir kaip fanbase'ą kokį daryti, sakykime, ten, nežinau, kažkuom pakenkti, nepakenkti, galbūt Facebook'e konkrečiau. Bet Instagram yra visai kita situacija. Tarkim, jeigu Instagram'e pamatot savo paskyros kloną, tai jau reikėtų sunerimti, nes dažniausiai, reiškia, yra toks metodas, kad tu gali ištrinti kito žmogaus anketą per spragą, kuri vadinasi impersonation. Tai per tą spragą tu gali su klonu, kuris galbūt turi ten šiek tiek daugiau sekėjų už originalą, tai jos nusipirkti ten galima, ne per kažkokias tai svetainės, tu gali pareportinti tą paskyrą, kad jinai yra, reiškia, tenais tavo kopiją, nors tu sukūrei tą kopiją ir tą originalią paskyrą ištrins, nors ten yra tikras žmogus ir ten jo anketa yra. Tai čia yra toks metodas, kurio naudojasi tam tikri hackeriai. Yra tam tikrų, aišku, detalių, kad čia bet kas to nepadarys. Yra kelios detalės, kur, reiškia, jos ir leidžia tą padaryti, ne tik dėl klonų ir sekėjų skaičius. Bet jų, aišku, neminėsiu čia. Bet yra toks dalykas ir kaip apsisaugot nuo to, tai sakyčiau, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e yra ta Meta Verified narystė. Tai jinai labai puikiai veikia su tais, kurie nori kopijuoti tavo paskyrą. Tarkim, yra ten, bandant susisiekti su supportu, ten yra netgi variacija pasirinkti pokalbiui, tai impersonation, tai report impersonator, tai reiškia pranešti apie tokį apsimetėlį. Ir pokalbio metu jie iš karto užblokuoja tą paskyrą, kai tu parodai jos nuorodą, tą paskyrą, kad mane kopijuoja, kažkas manimi apsimeta ir jie patikrinę tą visą dalyką gali išjungti tas paskyras akimirksniu. Tai tiek Facebook'e, tiek Instagram'e visai gerai veikia. Ta Verify paslauga tai yra ta mėlyna, ta varnelė tokia, ar ne, kur atsiranda aš pati ją turiu ir man jinai yra mokama, jinai ir kitiem yra mokama, visiems jinai yra mokama, ne tik tai, kas turi labai daug sekėjų, jinai apskritai yra mokama, ar ne, šita mėlyna varnelė? Anksčiau buvo, kad ją gaudavo tik tai tam tikri žmonės įžymus, tai aš tiksliai dabar nepakomentuosiu, kaip ten veikdavo, ar ten reikėdavo pačiam prašytis, ar būdavo automatiškai uždėdavo, gal ten pagal žinomumą, jeigu ten žmonės ieško paieškoje jūsų dažnai, taip pat ir Instagram'e, o dabar tai galima ją įsigyti, bet kaip veikia dabar dėl įžymių žmonių, tai jie, jeigu anksčiau turėjo tą narystę, tai jiems jinai greičiausiai ir liko, o tie, kurie dabar nusipirko, tai nusipirko, bet aš manau, kad vis tiek turi būti kažkokia tai galimybė vėl prašytis, jeigu tam pati žymus arba ten jūsų daug ieško internete, aš manau, kad kiekvienas vis tiek dar gali turėti tą galimybę į nemokamą tą varnelę. O kas atsitinka, kai hakeriai patenka į Facebook'o anketą? Kokie jų pirmi žingsniai? Ką jie daro, įlindę į žmogaus anketą? Kai jie patenka į paskyrą, jie greičiausiai iš karto bandys atjungti jūs. Ir dėl ko dažniausiai vogiamos paskyros šiuo metu yra ir aplamai, tai dėl turinio. Tai tarkim yra, jeigu žmogus turi kokių svarbių grupių arba puslapių daro verslą, tai jiems yra aktualu pavogti tos puslapius su tais sekėjais, tos grupės su tais žmonėm ir taip pat pirkti reklamas, sakykime, iš jūsų priimtos kortelės. Tai jeigu jūs turit prisijungę kortelę, kažkada pirkot, sakykime, reklamą Facebook'e kokiam tai savo projektui, jau esat pamiršę, galbūt jis ant bankrutavęs ar dar kažkas, tai ne visi reiškia, atjungia tas korteles savo, arba ten PayPal'us, ką ten eina prijungti. Ir tie hackeriai prisijungia iškart perka savo reklamas, kiek išeina maksimum išleisti jų, ten labai trumpais laikotarpiais ir jūs galite apie tai net nežinoti. Tai sakykime, jeigu tik pavogė paskyrą, tai iškart rekomendacija iš karto užsiblokuoti kortelę, jeigu kažkada pirkot reklamą. Ir tiek, nes turiu klientą vieną kaip pavyzdį, sakykime, kuriam nuskaičiavo 10 000 eurų už reklamas ir tai vyko labai greitai, jisai net nespėjo suvokti, kas vyksta ir dar dvejojo dėl atkūrimo, sakykime. Tai po to susisiekė blemba, sako, žiūrėk, kas vyksta. Tai buvo tokia situacija.
Tai čianais yra pavagimas anketų ne tik tais, kad tiesiog atimti tavo duomenis ir tavo visą istoriją, bet ir čia yra realiai finansinės vagystės. Jo, ir dar yra Oho. vienas būdas, kur yra taip pat vat, hekerių, kur dažnai pavogia anketas ir siuntinėja, reiškia, aukos draugams, nariams visiems, ten, reiškia, Mhm. turi drauguose žinutės su nuorodom, ten paspausk, pirk, investuok, man čia pavyko, dar kalba gerai būna išsivertę, reiškia, ten viską. Tai irgi dėl to reikėtų būti ten atsargiems, jeigu jums ten rašo koks draugas, kad žiūrėk, spausk čia, investuok, arba tau ten irgi dar būdas, va, sako, tuoj ateis tau koks nors svarbus kodas, tu man jį atsiųsk, man padėsi. O jis iš tiesų bando patekti į jūsų anketą, kažkoks hekeris per jūsų draugo anketą. Ir taip gaunasi toks užburtas ratas, iš paskyros į paskyrą jie visi ir vaikšto. Ir Mhm. kartais žmonės negali suprasti, mato, artimas rašo ir tai padės. Tai dabar galbūt tada reikėtų pašnekėti mums, kaip apsisaugoti nuo viso šito. Slaptažodį gal specialų reikia sukurti, gal kažkiek laiko naujinti kažką reikia, gal kažkur. Kaip mums apsisaugoti nuo visų šitų hakerių, kuo įmanoma daugiau, nes paskutiniu metu, tai vėl pasikartosiu, aš vis daugiau ir daugiau matau, kaip žmonės skundžiasi, kad jau jiems yra pavogta anketa. Ką patartum? Tai tokie dalykai, kaip pasakys slaptažodį, kokį stipresnį, tai čia privaloma, čia kiekvienas tą turėtų padaryti. Kas yra Ir, stipresnis slaptažodis? sakykime, ilgesnis negu 12 simbolių, koks nors su skirtingom raidėm, didžiosios, mažosios, kablelis, taškiukas, skaičiai. Tai ko sudėtingesnis, šiais laikais jau iš vis geriau, kad net nebūtų vientisas žodis arba ten žodžių junginys. Ir sakykime, kartais net neužtenka tą slaptažodį stiprų turėti, svarbiausia yra jį prisiminti, nes būna, kai tie žmonės jį pamiršta, ar ten nusipirkę naują telefoną ar kompiuterį ir įrenginį, kartais net nebegali prisijungti. Tai čia slaptažodis. Kitas dalykas, labai svarbu žinoti, ant kokio pašto jūsų paskyra yra, nes taip pat turėjau daug žmonių, kurie, reiškia, prarado anketą ir jie net nežino, ant kokio pašto jų ta paskyra buvo, o sako, vat kūriaus 2009 metais. Ir prisiminė, kad ten galbūt ta anketa buvo ant one.lt pašto, kur šiuo metu dabar ta įmonė ir bankrutavus ir net neegzistuoja ir tas paštas jo nebėra. Tai tie laiškai niekur nenueina, tu niekur negali atsikurti tos paskyros ir panašiai. Tai labai svarbu yra susitvarkyti tokius dalykus. Kol jūs esat prisijungę prie paskyros, tol jūs daug ką galite padaryti. Bet jeigu jūs atsijungsit, tai jau tada prasidės sunkumai. Tai dabar taip. Jeigu esu prisijungus prie paskyros, aš turėčiau nueiti kur į settingus ir pasižiūrėti prie kokio elektroninio pašto, koks mano telefono numeris prijungtas ar ne, pasitikrinti šituos dalykus. Ir jeigu yra ten seni elektroniniai paštai arba seni telefonai, aš juos galiu pasikeisti į dabartinius esamus, ar ne? Tada pasikeisti slaptažodį į ilgesnį, ne trumpesnį kaip 12 simbolių. Ar tiems slaptažodžiams yra kažkokios tai programėlės, kur gali pats susikonfigūruoti slaptažodį, ar tiesiog iš galvos 18 ADE ženklas ir vėl toliau, ar geriau per kažkokias programėlės tos slaptažodžius pasidaryti? Jeigu žmogus yra labai savimi pasitikintis, faktas gali ir iš galvos, bet šiaip yra internete tokie dalykai kaip generatoriai slaptažodžių. Tai žmogus įrašęs angliškai password generator gali, sakykime, ten susikurs savo norimą slaptažodį, mes galėsit atsiųsti jums nuorodas, galėsit palikti kažkur. Būtinai. Ir ten duoda visokias variacijas, jūs galite prisidėti simbolius, jūs galite pašalinti numerius tik tais iš raidžių, sakykime, kažkokį tais pasidaryti slaptažodį. Bet pagrindinis saugumo dalykas yra iš tiesų būti budriems. Tai kad ir koks tas slaptažodis bus stiprus, kad ir turėsit įsijungę tą 2 žingsnių autentifikaciją, kas irgi yra labai gerai. Kas yra 2 žingsnių? Kas tai yra? 2 žingsnių autentifikacija yra, kai norint prisijungti prie paskyros, jūsų prašys patvirtinti su kodu prisijungimą. Tai dažniausiai žmonės jį naudoja žinutėmis arba ten WhatsApp'ą prijungia, ar ten, sakykime, paštu ateina tas kodas, bet 2 žingsnių autentifikacija tapo stipresnė ir populiaresnė, kai atsirado tokios programėlės kaip
Google Authenticator, Duo-Mobile, ten visokios, sakykime, autentifikavimo programėlės, į kurias, reiškia, tie kodai ateina ir keičiasi kas minutę. Tai jungiantis į paskyrą, tą kodą matysit tik jūs ir jūs turit grinai minutę laiko jį įvesti. Tai padidina šansus, kad jūsų anketa, reiškia, bus saugesnė negu prieš tai. O dabar jeigu atsitiko žmogui, kad užsiblokavo jisai pats savo anketą, nebegali atsistatyti per elektroninius paštus, jeigu jisai kreiptųsi, pavyzdžiui, pas tave pagalbos, ar tau išeitų atstatyti jau be, tarkim, to OneLT pašto, atgal atstatyti tą visą, kad žmogui nereikėtų kurti naujos anketos, nes kitas iki būna ir tie tokie kasdieniai atvejai, kad pasikeičiu, kaip pats minėjai, telefoną, nebeturiu prieigos, reikia prisijungti Facebook paskyrą ir aš nebegaliu prisijungti ir aš turiu jau ypatingai vyresnio amžiaus žmonės jau tada pradeda kurti naujas paskyras, ar, pavyzdžiui, kreipdamiesi į tave, ar tau išeitų tai atstatyti? Žinoma, turiu tokių klientų, kurie negali patekti į anketą, bet jinai nėra išjungta, sakykime, ir aš jiems galiu padėti, turiu metodų, kurie dabar veikia ir žmonėms padedu šiais klausimais. Tai intarpas tokia mini reklama, jeigu kažkam tai reikia atsistatyti savo anketą, nebeatsimenat slaptažodžių ir panašiai, kreipkitės į Arną Steponko, tai tikrai padės ir jau ne vieną mėnesį kartu dirbam ir matau, kokias galimybės šis žmogus turi. Tai dabar susumuojant viską, budrumas pirmoje eilėje, slaptažodis 12 simbolių ir daugiau yra idealu, ar ne, kaip atsakai, susižiūrėti visus telefonus, elektroninius paštus nustatymuose, kad jie būtų dabarties, o ne senai praeities. Ar viską paminėjau, ar dar kažką tai pamiršau? 2 žingsnių autentifikacija, manau. 2 žingsnių autentifikacija. Ir tada jau mes būsime daugiau mažiau saugus ir žinoma nespausti ant nepažįstamų žinučių ir neaiškių nuorodų, ar ne? Čia jau yra svarbiausia, manau, nes dauguma žmonių, kaip ir minėjau, dažniausiai kreipiasi dėl to, nes paspaudžiantų nuorodų arba pasitikė draugo gauta žinutė, kad turi ateiti kodas ir aš jam padėsiu. Tai dažniausiai. Nespausti tokių dalykų, geriau tada atskirai susisiekti su to žmogum ir paklausti, ar tu tikrai čia man siunti, ar ne? Nes prieš gerus porą mėnesių mūsų artimam giminaičiui buvo pavogta anketa ir mes gavom tas žinutes, kad prisijung, paspausk, bet iškart sukelia įtarimą, kad čia kažkas tai, nes niekada nesintęs tokių žinučių, o žmogus tiesiog dar ramiai miega ir net nežino, kad jis anketos nebeturi ir kažkas tai jau dirba su jo anketa. Tai budrumas irgi labai yra svarbu ir nepasitikėti aklai, kas ateina, kad ir iš draugų, ar ne, kokios žinutės. Taip. Man atrodo, apkalbėjom gan įdomią ir įdomią temą, apie kurią informacijos aš asmeniškai, kol nepradėjau bendrauti su tavim pačiu, tikrai labai jos trūko ir kaip apsisaugot, ką daryti, nes žengiam dabar tais technologijų laikais labai dideliais žingsniais ir tikrai reikia tai plėsti, tai viešinti, kad kuo daugiau turėtumėm apsaugos ir būtumėm saugesni. O jeigu jums, mėly mūsų klausytojai, atsitiko ar pažįstamam kokiam atsitiko situacija, kad nebeina prisijungti prie Facebook paskyros, Instagram paskyros ar kito socialinių tinklų, parašykite, Arnas Steponkus yra Facebook'e, ar ne, tavo paskyra ir tikrai aš tikiu, kad jisai padės jums. Ačiū. Na kągi, ačiū tau už labai šaunų pokalbį ir iki sekančio. Ate. Iki.